Arbatos mėgėjai jau seniai įsitikino japoniškos žaliosios matcha arbatos nauda. Matcha yra itin maistinga, joje yra daug chlorofilo ir amino rūgščių, susidarančių dėl specialaus auginimo būdo. Ypatingai geras dalykas yra žaliasis kofeinas, kurį organizmas absorbuoja palaipsniui. Žaliasis kofeinas švelniai stimuliuoja skrandį ir tinka žmonėms, kuriems kavoje esantis įprastas kofeinas sukelia nerimą. Herbą vėl siūlo rinktis iš klasikinės ir tradicinės matchos. Klasikinė matcha – tai antrojo ir trečiojo derliaus mišinys. Tradicinė – pirmojo derliaus matcha arbata. Tai aukščiausios kokybės matcha arbata, tinkanti ceremonijai, bet žinoma ir kasdieniam vartojimui, arbatai, latte, dėti į patiekalus ir taip toliau. Ne tik matchos gėrimas, bet ir jos paruošimas yra puikus atsipalaidavimo, tarsi meditacijos būdas. Aromatingoji matcha puikiai tinka paskaninti dieną.